Pirmąjį šių metų birželio savaitgalį Trakų pusiasalio pilyje vyko viduramžių šventė, kurios metu buvo galima susipažinti su viduramžių amatais, stebėti tarptautinį riterių turnyrą, kuriame riteriai kovėsi dvirankiais kalavijais, nenaudodami skydų gynybai. Šventės metu buvo galima susipažinti su senųjų amatų technologijomis, įsigyti unikalių amatininkų gaminių, paragauti viduramžių skanėstų. Šventėje dalyvavo viduramžių miniatiūrų teatras iš Minsko, šokių ir ugnies studija bei folkroko grupė Ateljė. Mažiesiems šventės dalyviams buvo parodytas spektaklis Trys paršiukai, kurį parengė Vilniaus teatras Lėlė. Šeštadienio vakarą buvo parodytas inscenizuotas medinis pilies šturmas bei viduramžių pasiuntinių ugnies šou. Palaikom mūsų balčiuosius garsininkus. Oi, kasgi čia? Oi. Brolis, sveikas broli. Sveikas brolyti. Na ir nafas. Op.